Sveiki. Filmukas bus apie prožektorių. Jau jis biskį toks matęs visko. Čia dausikiai tokia, kai kišenių įsidedi tas, būna tas segtukas, tai tas jau nulūžęs, vien žodžiu. Šiaip labai patogus. Yra magnetukas, tai prisilipdyti gali ir šviečia. Naudoju darbe, remonto darbams visokiems, ten kai reikia landžiot. Bet pradėjo man jis nekraut. Dar dabar šiek tiek viena pozicija ir kita pozicija dar šiek tiek šviečia, bet paskui užgėsta, o jei noriu kraut, tai nesikrauna. Ir dabar jeigu aš jį įjungsiu, tarkim, krovimą, jau aš čia pasiruošiau dar testeriuką, tai kaip ir lemputė užsižiebė, rodo, tipo įkrauna, bet čia mes nieko nematom. Amperų, jokių nieko nerodo amperų, voltus tik tai rodo. Ir krovimas nevyksta. Lemputė dega, bet krovimas nevyksta. Tai dabar lysiu į vidurius, gal kažką rasiu nesudėtingo. Ardosi, tai jisai čia nusiima šitas stiklėlis, tai čia atsargiai už kampuko užkišu ir išsiima. Tiesiog nusiima tas stiklėlis. Čia atsisuka jungtuko tą gumėlį. Čia pats jungtukas. Ir dabar turėtų dar, aš kažkada ardęs jau vienam bendradarbiui, tai turėtų šitas, tai jau indikacijos stikliukas čia, jis turėtų žemyn nusispaust. Jeigu gerai atsimenu. Va, aš jį ten į vidų įskandinau, kaip sakant, nes per jį neduoda, ten toks pipcikutis gaunasi. Ir dabar šičia stumiu tą už pačią lemputę ir jis lenda lauk. Tai dabar dar pasimsiu kokį pagaliuką ilgesnį, mažu šituo, čia jėgos labai kaip ir nėra, bet geriau būtų pagaliuko. Bet lengvai kol kas stumėsi. Tai ir jisai čia jau ir praktiškai dabar aš jį išsitraukiu. Įsitraukiu, viskas čia korpusas tuščias. Dabar nepamest reikia to pipcikučio, kurį stūmėm į vidų, tai kur jisai čia randasi dabar. Nu gerai, susirasiu aš jį. Nu jis tenai ir randasi, kaip aš jį ten įstūmiau, tai jis ir tarp platos ir šitos detalės jis ten, tai dabar čia yra varžtelis, atsisuksim. Atsisukam tą varžtelį ir jisai turėtų atsiskirti tą detalį. Kaip čia, va, aš čia atsiskiria šitą detalį ir
Dar čia koks įlindė. Va, nu ir tas pepsikotis iškrito. Tai jau nepametam. Jis atgal paskui vėl į tą skylutę įsikiša. Taip, ir aš čia jau, nu jeigu jau prieš istoriją tokia, tai man jį buvau davęs irgi bendradarbis, kad pažiūrėčiau, nes tai jam kažkaip tai degi, tai šviesdavau, tai nešviesdavau, tai aš jam suremontavau, bet jis gavo naują, tai man šitą atidavė, tai taip ir liko jis pas mane, tai aš čia jį jau buvau tvarkęs, taip sakant. Tai dabar tikrinu, kas čia vėl jam negerai. Čia dabar jei gerai atsimenu, tai aš jam tą krovimo modulį, originalas tai buvo prie baterijai, prie tos jau prie akumuliatoriaus, toks apvali platukiai. Bet aš turbūt jį pakeičiau kitą ir čia jis po izoliacija. Čia vietos, kadangi buvo, tai aš jį taip dvi pusė prilipdęs. Ir čia, bet dabar jis vėl kažko man nekrauna, tai ar jau čia pats gal akumuliatorius negyvas, ar tas modulis, tai dabar tiesiog tik pasitikrinsiu, kas čia kaip. Na, nusivyniojau šitas izoliacijas nuo to moduliuko, kaip čia pavadyti. Ir galima kažką pamėgyti pamatuoti, ne, kas čia bus. Jeigu mes dabar jungtume tai čia tipo krauna. Čia labai nesimato, nu, raudonas tas žiba. Tipo pajungiam, kad kraut. Čia aišku nieko nerodo. Taip, dabar jeigu pamatuot DC, dabar į pačią ateina iš čia ateina į šitą fiškutę. Tai jeigu čia matuoti 4,19, į čia ateina, viskas gerai. Dabar jeigu į šitą jau, iš fiškutės į šičia, irgi ateina, nu tai čia reiškia visa grandinė kaip ir gerai. Dabar turėtų jau iš jo išeiti. Ir nes šitaip, lauk, šitą bateriją tai reiktų gal ištrauksiu, o tai man gal vartysis lengviau. Ir dabar taip, išėjimas iš moduliuko, pliusas, minusas, irgi tas pats 4,19 voltų. Tai čia toks kaip ir turėtų kraut, bet ar jis čia dabar krauna, ar jis ant tiek mažai krauna, kad šitas aparačiuks nepastebėjo. Nesuprantu. Nes aš jį, dėl ko man tas įtarimas, nes aš jį buvau užjungęs krovimui, čiut ne kokią ten dieną buvo pajungtas ir kaip raudonas, taip raudonas. Ir paskui jungiau šviesiukės kaip ir žiba, bet labai ilgai nepažibėjo, pradėjau nuslopti. Tai
Tai dabar ir žiūriu, kas čia yra, bet čia man gerai, jeigu dabar atjungiu įkroviklį ir pažiūriu batareikį, aš to, jau akumuliatoriaus, grinai akumuliatoriaus 3,8 akumuliatorius, tai kai pajungiam, rodo ten 4,18, tai tipo turėtų kraut. Bet jis kažkaip tai man, sakau, ta lemputė ten dega ir niekaip neužsidega žalia, kad jau pasikrovė. Anksčiau tai taip pasikraudavau, tai žalia užsidegdavau. Tai kas čia kaltas? Arba įkrauna labai ten nežinau kokiais tais milivoltais, kad tas jau testeris tiek nepamato. Ar kaip čia yra dabar, aš nesuprantu. Čia dar kažkokia mikroschemukė yra. Bet dabar aš čia neieškosiu, gal kas per diegas, ten tų kodų nežiūrėsiu. Atima labai daug laiko. Aš gal dabar kaip, gal pirmiau atsilituoju tą bateriją iš viso nuo to modulio ir pabandysiu pajungti ant savo laboratorniko. Taip, atsijungiau bateriją visai atskirai. Dar pamatuoju, ką čia rodo. 3,8, tai dar, kad ją pamatytų, dar užtenka įtampos. Tai dabar aš ją jungsiu tiesiai nuo laboratorniko. Taip, čia pilkas bus minusas, baltas pas mane pliusas. Ir laboratornikas 4 voltus užstačiau, bet amperai, jokių amperų neklipšt. Sakau, čia laidai gal kokį, bet tai tada nežibėtų nei lemputės. Tai čia bus turbūt jau kaput baterijai. Nes visiškai vat pajungęs ir jokio krovimo, jokių amperų, jokių nieko, nuliai. Nieko nerodo. Tai baterijai turbūt bus baterijai kaput. Tai dabar, sakau, čia gal nėra kontaktų. Tai atsivyniosiu, pasižiūrėsiu, bet tai jei čia nebūtų kontaktų, tai nešviestų nei lemputės. Pirmai žibinau, tai degiai, tai atiduoda, bet jau priimt turbūt nicht verstehen. Padarysiu dabar dar tokį eksperimentą. Tai lengviausia bus. Tuoj pasiruošiu. Dabar priejau to prožektoriuko. Prisilitavau čia porą laidukų. Ir dabar paėmiau seną irgi bilekokį tą akumuliatorių ir taip, raudonas pliusas, mėlynas minusas ir priliečiu ir patikrysim dabar kur tas mano testeriukas. Ai, čia tie laidai. Ir čia mes matom, ir čia vyksta krovimas. Beveik pusė ampero vyksta ir auga miliampervalandžiai, rodo, kad kraunasi. Reiškiasi, viskas jo, krovimas vyksta kuo puikiausiai. Į šitą akumuliatorių per visą tą schemukę prožektoriaus. Reiškiasi, šits akumuliatorius jau
atgyveno. Ką toliau darysiu, nežinau. Ar čia man apsimokės tą akumą keist. Čia tie mažesni, jie kaip čia, kiek iš čia 2A turbūt kaip baterija, tai panašiai. Tai tokio aš neturiu, nei 9, nei jokių. Tai pagalvosiu, ką daryti toliau. Ir dar jau tiesiog dėl įdomumo, dėl įsitikinimo pasėmiau šitą aparačiuką, jis matuoja akumuliatorių vidinės varžas. Tai sakau, tyčia pamatuosiu, nors kiek žinau, jeigu neklystu, teisingiausia matuoti vidinę varžą, kai baterija yra visiškai pakrauta. Bet šiuo atveju mums jos pakrauti nepavyksta, tai tiesiog jau pajungsiu dėl įdomumo. Ir ką mes matom, 22 ohmai. 22,3 ohmų. Tai čia baisinė varža. Tai jau jinai reiškiasi, ką mes į ją įkraunam, ten jeigu krauna kokia mažiau kaip pusė ampero, tai jinai kaip varža viską ir suvalgo. Ir ten jeigu papuola kažkoks gabalėlis, tai papuola. Tai vienu žodžiu jau kaput, baterija, šitą, akumuliatorius čia skaitosi jau, ne baterija, bet vienu žodžiu, tokie reikalai. Tai va, gerai, nežinau, aš čia turbūt įsitikinau, problemą radau, o ar aš tą bateriją, ar tai ten naują gal pirksiu, ar nepirksiu, tai dar pagalvosiu. Tai čia gal jau ne taip ir svarbu turbūt, kokia čia bus tas galas. To prožektoriaus pabaiga, kaip sakyt, likimas. Bet, kažką, gal tiesiog bus kažkam naudinga ar įdomu. O čia tai idėjas, nes čia buvo prie to akumuliatoriukų tokia apvali platukė, ten prilituota. Ir visas tas moduliukas krovimo, tas jau, kad nuo perkrovos ir nuo per didelio iškrovimo ta apsauga. Tai tas ten buvo numiręs, atsimenu, tai aš jį paėmiau iš kito akumuliatoriaus, tai čia panašiai gal kaip kažkur po ranka, čia tuoj tiesiog iš kažkokio seno telefono akumuliatoriaus, tai kažkas, ar ne iš, gal net ir iš tokio pačio paėmęs, tai čia visas tas ir turbūt, kad jis gal net ir tas pats ir tas pats. Tokia pati baterija irgi numirus tas jau akumuliatorius, tai aš tiesiog tą išardžiau gražiai, atlupau, nuėmiau ir čia pritaikiau. Tai tai kurį laiką jis man dar gyveno ir visai normaliai, tik taip nusibaigė pats akumuliatorius. Tai ko gero gal tiek problema kaip ir rasta, surasta, o toliau bus matyti. Ir žinokit, ką sugalvojau, tai paėmiau elektroninį, tokia tos cigaretės elektroninės, čia aš ją išdraskiau jau, išėmiau, čia viduje buvo irgi tas jos akumuliatorius tas jau. Tai panašiai gal, kaip irgi čia iš tos elektroninės, tik tai jeigu lyginant su originalu, tai jos daug mažesnės, tai ten biskį teko paburt, kad
nu, kad jinai netabaluotų ten, vienu žodžiu, prikonstravau, tik tai iš šitos buvo čiučiu dar didesnį, nu, į ilgį čiučiut ilgesnį, tai ir šitos 400 miliamperų talpa, miliamperų valandžių, nesvarbu, o čia buvo 500, tai įdėjau iš jos, nefilmavau, čia tiesiog, nu, įdėti, pajungti ir viskas, patį tą jau akumuliatorių ar bateriją, jau čia kas kaip pavadins. Ir viskas, ir šviečia, spindi, žėri, kaip reikiant. Kraunasi. Va, raudonas žiba, kraunasi. Čia irgi rodo krovimą. Viskas tvarkoja, ten tas raudonas, čia krovimas vyksta. Nedaug aš čia dar nužibinau, tai va tas krovimas labai greit turėtų užsibaigti, nežinau, čia laukti ar nelaukti, koks čia įdomumas žiūrėti tuos skaičiukus. Bet krovimas baigėsi, čia nuliai, čia užsidega žalia ir viskas kaip ir būna liuksas. Tai nežinau, čia dabar ar čia palauk dėl įdomumo, ar čia tiesiog, nu, gal sparčiai, gal nelabai čia sparčiais, bet jau jis turėtų tuo čia pasikraut. Tai sakau, toksai va čia nesudėtingas, nedidelis remontėlis. Tiesiog gal kažkam šiaip įdomu, gal nežinau, tokių būna, tokių smulkių, tai aš kartais nefilmuoju, bet, nu, Bitplakis sakė, filmuok, pažiūrėti įdomu, tai Bitplakį rodau dabar tokius va smulkius darbelius irgi rodau, stengiuosi bent jau parodyti. Nu gerai, gal čia to krovimo nebūtina labai filmuoti, gal tiesiog, o jei kai užsidegs žalia, tada įjungsiu. Nu va, ir tiesiog mažėjo tie amperiukai ir baigė krovimą, dar įpumpavo 4 miliamperų valandžius ir baigėsi, užsidegė žalia, čia nuliukai, viskas, krovimas baigtas. Va, tai tokie čia mūsų tie reikalai. Ir ką dar galėčiau pridurti, jeigu pabaigai, tai jungiau tą prožektoriuką ir laikiau ant tos jau didesnės, kur daugiau lempučių, ant didesnės pozicijos. Pajungęs laikiau be perstojo, tiesiog žiūrėjau, sekiau laiką, kiek iš čia laiko švies, tai maždaug švietė apie kažkur apie 2,5 taip valandų, tai pakankamai nemažai. Ten kiek pastebėjau, paskui pradėjau silpniau šviestą, jau išjungiau, nes jau, vien žodžiu, apie 2 valandas tai tikrai žiba ryškiai, tai ant didesnės tos stipresnės pozicijos, tai pakankamai nemažai, tai dar aš manau, kad pagyvens tas prožektorėlis. Tai va, pabaiga tiek, o dabar gal persijungt neskubėkit, dar dalipdysiu dar ten tokį vieną trumpą filmuką apie Samadielką bendradarbiui, ten tokie padariau. Tai gero žiūrėjimo. Bendradarbis kreipėsi į mane, sako, turiu tau nedidelį projektėlį,
Ir jiem reikia padaryti šviesos indikaciją ten to treniruokliui. Nežinau, kokiu principu tas treniruoklis ar ten traukia, ar ten kelia, bet kai pasiekia tam tikrą jau tą krūvį, kilogramų ribą, tai užsižiebia LED indikacija. Ten anksčiau buvo kažkokia garsinė indikacija, bet tas pypsalas labai įkyriai cypė, tai jis jį numetė ir paskui kažkuris pasimetė, žodžiu, dabar tiesiog nori, kad būtų šviesos indikacija. Principas ten toks kaip daug razečių, jos kiekviena ta razetė, tarkim, ten 20 kg, 30, ir į kurią įsikiši, tai į toj vietoj ir žiba jau, kai ten pasieki tą ribą. Toks ten treniruoklis, nežinau, nesigilinau. Tai va, tai principas toks, kad kaip šakutį įsikiša į tą lizduką, tai buvo priimtas toks kaip ir sugalvotas sprendimas, kad paimt kažkokį kroviklio kaip korpusą, tai aišku, čia paėmiau Nokijos, ėmiau Nokijos, nes jisai su varžteliais, kad būtų galima išardyti. Vidurius išėmiau į šoną, liko korpusas tuščias, tai ką padariau, čia tą ertmę biskį prilipdžiau superklijais, tokio kaip plastiko, ne plastiko, tiesiog, kad nebūtų skyliai. Čia dariau skylę ir įdėjau, kaip stikliuką. Tas stikliukas, tai dar jeigu kas atsimenat, buvo telefonai tokie, bet jau ne diskiniai tie, bet jau su knopkutėm. Tai čia va to telefonų kažkokios tai iš tų jau knopkių, kaip sakau. Tai jos tik tai ana pusėje kažkokiais baltais dažais padengta, tai šiuos peiliu nuskutau ir liko, vienu žodžiu, stikliukas, kaip stikliukas. Va, visa kita pačią platą schema visiškai nesudėtinga. Baterija, šviesos diodas ir tam šviesos diodui varža, kad nebūtų per daug tų 3 voltų jam. Tai tiesiog pačią platą turėjau to tekstolito padengto variu. Tai atsipjovau gabaliuką, atsižymėjau skylės, įsigrėžiau ir čia paskui tiesiog su dremeliuku užsidėjau ten mažiuką ant galiuką, tokį spurgiukę, ir aš jį tiesiog nuskutau, nugramdžiau. Čia takelių nedaug, jie gali būti nebūtinai ploni, tai čia vietos man gramdyti sočiai, žodžiu. Viskas padaryta taip, va tokiu principu. Dariau kaip originali plata irgi ten į tokius griovelius jinai taip įsikiša, įsistato, tai dariau lygiai taip pat šitą. Šiek tiek šitą platą tas buvo storesnė negu originali. Originali gal kiek jinai čia milimetro ar kažkas tai panašiais, šitą biskį storesnį, tai pačius kraščiukus biskį reikėjo irgi man nugraužti, tai irgi su tuo dremeliu paskutau, dabar viskas lenda, viskas gerai. Kontaktai vėlgi šitas ir šitas kontaktai, jie įsikiša ir susijungia su anais kontaktais, tai gausis čia. Tai šitie kontaktai iš principo vaidina jungtuko vaidmenį, tai taip ir gaunasi. Ir viskas, čia tiesiog dabar įstatau aš jį, uždarom dangtelį. Varžteliais, prisisuka varžteliais su tuo
trikampiu, bet jisai atsuktuvą sakė, tokį ne problemą turi. Tai paliksiu tuos pačius, vienu žodžiu, prisisuka, nu ir viskas. Ir tarkim, jeigu ten kelia ar traukia ten tą svorį, įsikišęs, daina tas tie kažkokie, nežinau, kas ten šliūžiai, kontaktai kažkokie ir tiesiog sujungia šituos. Tai, nu ir gaunasi, kad jeigu sujungia, tai ir užsižiebė mūsų indikacija. Ten klausiau, ar tau labai tos šviesos ten stiprios reikia, tai ten nesakė, tiesiog, kad matytųsi. Tai gavosi taip, va, kažkas tokio. Tai tiek tokia, pasidalinau tokia samadielka paprastutė, tai šiaip čia nieko blatno ir nieko sudėtingo. Tai net nežinau, ar abejojau, ar čia kelt tą video tokį daryti ar nedaryti, bet sakau, nu, maža kas, gal kažkam kažkur panaši kokia idėja ar mintis pravers, tai, nu, tai tokį padariau, vienu žodžiu, trumpą video, šviesos indikacija. Va, tai turbūt tie, gal čia pridėsiu gal šitą prie kažkokio gal kito video, kad nebūtų atskirai, tai bus kaip vienas, tai bus kaip bonusas vienas prie kito. Tai turbūt tiek, tokios mintys, tokie darbai, va, ir viskas. Čiau. Iki.